Sveiki, jūs žiūrite SMK televiziją. Šiandien mūsų objektyve dėstytojas. Kaip jūs manote, ar dėstytojo profesija yra svajonių darbas? Netrukus sužinosite. Žiūrime reportažą iš kolegijos šventės, kurioje buvo pasveikinti dėstytojai. Sakykit, ar dėstytojo darbas yra svajonių darbas? Mano darbas dėstytojos taip, yra mano svajonių darbas. Aš tuo labai didžiuojuosi, džiaugiuosi ir visada, su gera nuotaika einu į darbą. Ne. Ne, kodėl? Kas čia įdomaus? Šiaip fainiai, aišku, su jaunai žmonėm bendrauji, bet yra ką veikti ir taip. Žiūrint iš kurios pusės pažiūrėti, kaip visada, dalykai turi būti vertintinai iš abiejų pusės. Jeigu galvoti apie tai, kad studentai paskui išeina ir tampa kažkokiom asmenybėm, tai gal ir svajonių darbas, bet jeigu žiūrėti fizinį darbą realiai, kai reikia ruoštis paskaitom, tikrinti darbus, tuo metu netrodo, kad tai didelė svajonė. Oi, tikrai taip. Patys gražiausi žodžiai būtent šitai specialybei. Dėstytojo darbas, mokytojo darbas yra labai sunkus, bet tuo pačiu labai džiuginantis. Aišku, yra daug atspalvių, bet mane tai džiugina. Tikrai neįsivaizdavau, kad dirbsiu dėstytojo darbą, bet taip nutiko, kad dirbu jį, bet jis visai man patinka. O kodėl? Todėl, kad patinka bendrauti su jaunimu, jie būna aktyvūs, žvalūs, energingi, smagu bendrauti. Ne. Todėl, kad tai aš traktuoju ne kaip darbo, kaip tam tikrą mano hobį. Jeigu taip sąžiningai, aš sakiau, niekada nedirbsiu pedagoginio darbo, bet tai tapo gyvenimo būdu. Negaliu pasakyti, kad tai svajonė, tai yra tiesiog laiko praleidimas, kai man yra gera ir dar iš to gaunasi kažkas tai gera. Jūs trukdo SMK televiziją ir mes žinome, kad šis rugsėjus jums buvo išskirtinis ir jūs taip pat pradėjote dėstyti. Norime paklausti, kaip jūsų debiutas. Oi, reikia studentų klausti, kaip jiems mano debiutas, ar patinka ar ne. Man pačiai tai patinka. Nors iš tikrųjų, iš tiesų tai labai didelis iššūkis, nes kiekviena ta paskaita yra toks, labai reikia daug galvoti apie tai, pasiruošti ir tikrai didelis iššūkis. O dabar dėstytojai pristato studentus. Kartais per paskaitas gimsta eilėraščiai. Netikite? Netrukus patys tuo įsitikinsite. Viešųjų ryšių pirmakursiai per rašymo stilius ir technikas sukūrė ketureilius. Miegas tavo tėvas, o mama pagalvė. Sapnuose namai sugriūva. Tu skrendi pavogti jūrą. Jūra bunda iš sapnų, o šia ūžė net kraupu. Pasidarė taip baisu, net pakyli iš sapnų. Miegas tavo tėvas, o mama pagalvė. Sapnuose namai sugriūva, tu skrendi pavogti jūrą. Jūros gelmės didžios, trukdo tau kvėpuoti. Jos apnelik tikros, sunku net įsižioti. Sapnas sapną veja, palmės prieš akis. Tau sunku suprasti, ar baigėsi jau naktis. Miegas tavo tėvas, o mama pagalvė. Sapnuose namai sugriūva, tu skrendi pavogti jūrą. 120 minčių rezga sapną iš spalvų. Rezginiai staiga išbluko, jis pabudo iš miegučio. Miegas tavo tėvas, o mama pagalvė. Sapnuose namai sugriūva, tu skrendi pavogti jūrą. Tu bandai pakilti, tavo tėvas jau praradęs viltį, kad pagalvė per maža, tavo tėvai per jauna. Pasirodo, kolegijoje turime poetų. Jeigu ir jūsų paskaitose nutiko kažkas panašaus, praneškite SMK televizijai. Nufilmuosime. SMK televizija nuolat ieško naujų įvykių ir talentų ir jūs galite tapti žvaigždė. Rašykite mums šiuo adresu.